Šiandien, naudojantis mobiliuoju internetu, galima sutvarkyti kasdieninius ir verslo reikalus. Interneto platybėse vis dažniau matome trumpinius 4G ir LTE. Ką jie iš tiesų reiškia? Pradėkime nuo G. Prie kiekvieno iš skaičių esanti raidė G reiškia kartą, kuri praplečia mobiliojo ryšio galimybės. Pirmoji G karta leido tik skambinti, o apie mobilų internetą niekas dar nei nesapnavo. Po kelių metų pasirodė GSM karta. Atsirado galimybė perduoti mažos apimties duomenis ir ši karta buvo pavadinta 2G. Neilgai trukus buvo sukurta trečioji karta arba 3G, kuri nustebino vartotojus neregėtų, bet šiandien įprastu greičiu. Ši naujovė leido pajusti, kas yra vaizdo skambučiai, programėlės, naršymas. Pagaliau, pasaulį išvydo ir ketvirtoji karta arba 4G LTE. Tai ilgalaikė pažangioji technologija arba mobiliojo interneto standartas, užtikrinantis aukščiausią ryšio kokybę ir spartą. 4G LTE skiriasi savo galimybėmis. Jis iki 10 kartų greitesnis nei 3G ir keletą kartų spartesnis nei WiMAX tinklas Lietuvoje. Visos galimybės, kurias paliko senieji G, išaugo kelis kartus. Taip pat pasipildė naujomis. HD kokybė, tiesioginės transliacijos, vaizdo konferencijos. Niekas negalėjo pagalvoti, kad greitis, kuriuo esame įpratę naudotis namuose, apsigyvens mobiliuosiuose įrenginiuose. Omnitel įdiegė 4G LTE didžiuosiuose miestuose ir plečiasi toliau. Tai vienintelis operatorius galintis pasiūlyti plačiausią Lietuvoje 3G tinklą ir ypač greitą 4G LTE kartu. Taigi 1000 kvadratinių kilometrų nenutrūkstančio, ypač spartaus ryšio. Ar galima išvardyti visas jo galimybės? Geriau išbandyti. Lauksime jūsų Omnitel salonuose.